Žinoma Lietuvos žurnalistė, prodiuserė, laidų vedėja Edita Mildažytė knygyno Vaga skaitytojams pristatė savo debiutinę knygą Pasimatymas su Lietuva. Knygoje autorė aprašo įsimintiniausius ir žymiausius Lietuvos istorinius, kultūrinius reiškinius bei įvykius, supažindina su iškiliomis Lietuvos asmenybėmis, papročiais. Dar viena maloni knygos staigmena tai kompaktinė plokštelė Taip skamba Lietuva, kurioje sudėta lietuvių kompozitorių muzika parinkta muzikologo Viktoro Gerulaičio. Aš iš tikrųjų laukiu, kol skaitytojas atras tą knygą, kuri vadinasi Pasimatymas su Lietuva. Ir sužinos apie savo kraštą daug, aš manau, jam naujų ir pakankamai įdomių dalykų arba bent jau detalių. Net jeigu jūs esate specialistas kokios nors srities, aš beveik įsipareigoju ir beveik jums pažadu, kad ką nors visiškai naujo savo jūs tikrai surasit. Ir be abejo, jūs savo rankose turėsit atmintinę. Tai bus tarsi instrukcija, tarsi koordinačių sistema, kuria remiantis jūs galėsite pristatyti savo kraštą kokiu nors aspektu iš 40 pasiūlytų bet kuriam užsieniečiui. Ir aš tikrai labai tikiuosi, kad jums tai bus įdomu, nes man rašyti irgi buvo labai įdomu, o be to rašydama aš ją visą laiką šypsojausi ir jaučiau džiaugsmą, tikrą džiaugsmą. Tai laukiu jūsų prie kasų.